И вдруг я вижу, что в комнате светло, красное солнце какое-то. Тут же подбегаю к окну, и тогда уже послышался звук, что что-то взорвалось. Увидела огненный шар. Вроде бы какие-то еще вспышки и чернейший дым. Первая мысль началась мировая, и надо хвататься за документы и бежать. Orlaivis krovininis, visur matosi, orlaivis yra visiškai sumaitotas ir tikrai matosi tas krovinys, ką gabeno, išbarstytas gana didelėme plote. Šiuo metu policija organizuoja tą įvykio vietos apžiūros grupę. Be jokios abejonės, aišku, palaukim tyrimo. Dabar tokiam fone visų šitų tokių diversinių, hibridinių atakų kontekste, nori ar nenori, kyla galvoje mintis ir apie panašų scenarijų, bet šiuo atveju kol kas mes tikrai neturim jokios informacijos, kuri leistų tiesti tiltus į tokią versiją. Tikrai ne, bet vėlgi palaukim tyrimo ir paaiškės. Labai svarbu sužinoti, kas vyko lėktuvo viduje.